Labas visiems, su jumis Tošis ir šiandien mes turim Score 2 kartu prie nailboardo. Pasižiūrėsim, kaip jisai veikia ant vinių kilimo, pasižiūrėsim, kaip jisai reaguoja ir bando išsisukti iš sudėtingos situacijos, kai šalia monetos yra daug geležies. Rite pas jį yra SC30, LG30, tai yra 30 ant 24, jeigu neklystu. Tai yra pakankamai didelė ritė lysti į šiukšlyną. Tai nėra labai jau taip smagu ir gera būtent su tokia ritė įlysti į šiukšlyną, bet visgi pasižiūrėsim, ką sugebės legenda, skoras, double skoras ant vinių lentos. Taip kad jungiame skorą, žaisim su sakykime, parko programa. Jinai yra skirta būtent vinių eliminuot šiukšlės iš porytės. Pasižiūrėsim, kaip veikia. Taip kad jungiamės ir žiūrim, kas daros. Taigi, jungiamės skorą. Taip, programa, kaip jau minėjau, parkas, jautrumas laibūna 9, atsistatymą padarysim šiek tiek mažesnį, tai yra didesnį, atsiprašau, tai yra atsistatymas 3. Ir ką, bandom važiuoti, dar pasidarom noise cancellingą. Ok, ir ką, turim vinių kilimą, turim trikapykį sovietinį štai tenai per vidurį ir žiūrim, kas darosi. Ok. Ok. Taip, antra. Trečia kryptis. Galima ištraukti, bet taip jau. Ketvirta kryptis. Kad čia nebūtų jokių baikų, tai štai moneta skamba taip. Ok, antra pozicija, tai yra prie vinies ir žiūrim. Ok, kryptis numeris 2. Trečia kryptis. Ir ketvirta kryptis. Ok, pabandom šiek tiek kitaip. Pabandom sužaisti su dažniais. M2. Gerai, pasidedam vėl į centrą. Gerai, gal nusimažinam biškį jautrumą iki 8. Ir aš išjungiau ferus, all metal, groundą tik tai paliekam. O jeigu mes išjungsim visai metalą,
Įdomiai. Traitas. Vienpusis ir ketvirta kryptis. Va, tai tokie tokeliai. Ok, perdedam į antrą poziciją. Taip, vieni iš čia. Taip, nieko. Trečia pozicija. Ir ketvirta. Tai yra ne pozicija, o kryptis. Ok. Tai štai va taip pat ir gaunasi. Ok, štai tokios tokelės su nailboardu ir su skoru. Jums spręst, kaip čia pavyko ar nepavyko. Iš esmės, va štai taip. Taip, kad su jumis buvo Tošis. Uždėkit laiką, jeigu patiko, dislaiko, nedėkit dislaiko, minuso nedėkit. Prenumeruokit kanalą ir iki susitikimų kitais kartais. Ate!